Vladas užtikrino. Gerbiami dalyviai, tarti žodį ir atidaryti meninės raiškos festivalį su labai gražiu pavadinimu Pavasario akimirkos. Kviečiu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentą Paulių Kalvelį. Pirmą kartą čia esu, bet mane labai maloniai nustebino iš tiesų šitas dvaras. Sveiki atvykę į vieną iš Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos sąskrydžiukų. Noriu palinkėti visiems gražios bendrystės, geros nuotaikos. Būkime vieni su kitais, pasidžiaukime tą akimirką ir nešiokime širdyje iki kitų metų. Ačiū, kad esat. Visiems gražios dienos, geros nuotaikos. Ačiū ir visiems sėkmės. Pasveikinti atvyko Rokiškio miesto vicemerė Audronė Kaupienė. Labadiena, gerbiamas asociacijos prezidentė, vadovai, gerbiama Jolanta, aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai ir dalyviai, ansamblių vadovai ir ansambliečiai.
Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko vardu nuoširdžiai sveikinu Jūs susirinkus į mūsų gražų Rokiškio rajono salų dvarą. Rokiškio rajono savivaldybė skiria didelį dėmesį neįgaliųjų reikalams. Noriu padėkoti už tai, kad čia mus priėmė salų dvaro rezidencijos šeimininkiai Birutei. Sužinojau tokią smagią naujieną, kad ansamblis Nemunėlis mini 25 metų sukaktį. Nuoširdžiausi sveikinimai nuo Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko Jums vadovė ir Jūsų ansambliui. Šakotis ansamblį. Dar norėtų mus pasveikinti iš salų bendruomenės. Sveiki salose, sveiki gerieji, mėlyjeji žmonės. Aš linkiu Jums gero laiko, gero oro ir puikios nuotaikos. Šventę koncertą pradėsime. Pirmieji pasirodys Rokiškio rajono mišrus vokalinis ansamblis Nemunėlis. Labą dieną visiems. Linkim Jums geros šventinės nuotaikos, smagaus pasibendravimo, pabuvimo kartu. Gerbiami Nemunėlio ansamblio dainorėliai. Su 25-uoju gimtadieniu, brangieji, ačiū Jums už šilumą širdžių, ačiū Jums. Apkabiname Jūs visus daina šventė. Žodžius parašė mūsų poetė, ilgametė ansamblio dalyvė Vida Papaurelienė. Dainų versmė aplanko širdis, ir spinduliuoja kaip šviesa. Dainuoti nenutilti, tokia skondėlių dvasia. Jau šventė šurmuliui paklūsta laikas, daina jau riejasi širdžių, ir šventės aina lyg primika, lyg ragas skambesi girdžių. Daina čia Nemunėlis. Veržės jaunystės, skuban išvysti, bėgančias nori, Jėzau gatves, irgi jaunystę, namo įgrįši, tavo gimtinė, tikrai lauks tavęs. Bėgi jaunystę, namo įgrįši, tavo gimtinė, tikrai lauks Rokiškio valsas. Yes,
scenoje mūsų kolegos, svečiai iš Zarasų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Zarasų rajono filialo ansamblis Nikoje. Vadovas Artūras Čižikas. Sveiki visi susirinkę ir aš norėčiau pasveikinti Nemunėlį su labai labai gražiu jubiliejum. O Birutei sveikatos, geros nuotaikos ir būti visą laiką tokiai dvaro poniai, kuri mūsų sutiko. Mes atsivežėm Zarasų valsą ir prašom paklausyti. Šį vakarą tylų miglotą nusuka valtelė lengva ir žydrojo ežero mono nuaidi manoji gaida. Ir daina apie jaunystę. Nostalgija menam vienas, kaip linksmai gegužinėse šokom, nenuilstamai traujam laidas, ir aidėjo jaunatviškas juokas, bet deja sugrąžinti negali, kas praėjo jau niekad negrįžta, ir nors muzika lieja širdį, visai ką šiandien darėm jaunystėj, bet deja sugrąžinti negali, kas praėjo jau niekad negrįžta, ir nors muzika lieja širdį, visai ką šiandien darėm jaunystėj. O dabar scenoje svečiai iš Molėtų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų rajono filialo. Kaimiškos muzikos kapela Darželis. Vadovas Pranas Minkštimas. Skridėlio dalyviams labai malonu, linkėjimai iš Molėtų. Ale Zavistauskienės Laimės paukštė.
daina tai aš sukūriau pagal tą melodiją. Valtis plaukia prie kranto siūbuoja, tylumoj, tylumoj. Ir klaivaltyje kalnų magena, sutemoj, sutemoj. Kaip smagu, smagu, kaip gražu, gražu. Kaip molėtų medžiai štara panašu. Kaip smagu, smagu, kaip gražu, gražu. Kaip molėtų medžiai štara panašu. Nu ir pabaigai molėtų polka. Ačiū, ačiū, kad esame kartu. Kviečiame svečius iš Pasvalio rajono. Scenoje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo ansamblis Va, tai Va, vadovas Giedrius Gombelevičius. O kol Pasvalys pasiruoš, tai mes Kupiškis neturime šiuo metu kolektyvo, tai norime pasveikinti Nemunėlį ir palinkėti, kad visi linkėjimai išsipildytų ir Nemunėlis su gražia daina tekėtų toliau. Tai sveikiname jūs su gražiu jubiliejumi. Labą dieną. Sveikiname jūs su gražiu jubiliejumi. Turime kuklių dovanų nuo mūsų kolektyvo. Pirmoji mūsų daina vadinsis Tu atėjai, antroji Dėl čia ir trečioji Nelaukiu. Kaip liepos rugpjūčio kaitra, kaip melsvas dangus, kaip saulės mėnulio kaita. Tu kaip liepsna, kaip nerimo tulis susnei, sušildžius visus, palieki kiekvieno širdį. Nerimsta daina sudemon, o aidas nuskrieja miškais. Pabiro paskleito žiedai lankon, vėl linksma pas mus vakarais. Dar kartą giliai kaip mama, nubalintas naivių žiedais. Dėkojam už viską, tik tau daina, kad linksma pas mus vakarais. Visus medžius pagirdęs, šią naktį palietė ir mus, užtvindė mūsų širdys, iš mūsų gyvenimo reikės.
rūpiniai, kurie nuo stalo nubyrės. Giliai, giliai, iš vasaros kaitrių dienų, ruduo pasuklat mus, atnešęs dainą ant sparnų, paukščių dienos. Aš nieko nelaukiu, bėga takas į lauką, vasarojai per juos. Aš takelį vėliuos ir žinot negaliu, kad kažką takeliu paklajoti saulėlydžiai šaukia. Žinot negaliu, kad kažką takeliu paklajoti saulėlydžiai šaukia. Scenoje svečiai iš Biržų, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų rajono filialo etnografinis ansamblis Agluona, vadovė Lina Januševičienė. Labadiena visiems. Mes irgi savo ruožtu norėtumėm pasveikinti vadovę, kolektyvą su tikrai nuostabiu jubiliejum. 25 metai tai yra didelis kūrybinis darbas, didelė patirtis ir neša ir neša tolyn, laikas gyvenimo vingiais, Metai išgirdo žaizdos, laikas išlygina vingius, lekia gilion užmaršti, tokias vaikystės pramintas, nieko tikrai po beržais, laimės vainikas supinas, sugrįžk į tėviškę, seniai ten nebuvai, tau bus gegutė tau metus, su namai šis tėvai,
Uteniškiai ruošiasi. Uteniškiai ruošiasi. Prabėgo dienų, bet aš vis dar tylu birželį žvaigždėta. Nors abu jauni ir plaukai jauži, romansa tik man pažadėta. Rūpesčiai prabėgusių dienų, pažins lelijų sodais neregėtai. Tada aš tau atnešiu dovanų, padangę žvaigždėmis nusėta. Tik nieko nežadėk, seniai jau viskas ištesėta. Švelniu žingsniu tik palydėk į vakarą žvaigždėtą. Ir nieko nesakyk, viskas išlydėta. Švelniu žingsniu tik palydėk, saulėtė tik žvaigždėta. Ir nieko nesakyk, seniai jau viskas išlydėta. Švelniu žingsniu tik palydėk, saulėtė tik žvaigždėta. Ačiū. Ačiū, kad esame kartu. Scenoje svečiai iš Utenos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Utenos rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis Diemedis. Vadovas Raimondas Garsonas. Gerą dieną visiems. Kolektyvas Diemedis sveikina visus susirinkusius tokią puikią šventę. Ir tegul skamba dainos per laukus ir plonius. Ir tegul džiugina mūsų visų širdis. Vytauto Juozapaičio daina, Gromardėlė prašo. From
reikia žmogaus, kad pajusti galėtum. Juk kažkam reikalingas esi. Algimanto Baltakio ir Algimanto Bražinsko daina Pušelė. Artumą galime išreikšti ir be žodžių. Tai reikia tik nusišypsoti. Scenoje svečiai iš Rokiškio Artrito klubo mišrus vokalinis ansamblis Šypsena. Daina Meilės vasara. Skuba mūsų meilės vasara, širdį degina ugnis. Skruostis pilna džiaugsmo ašara, labai man gera, gera su tavim. Šiandien gerai saulės žvilgesį, tyla prie užburdų. Imkit šiandien mūsų ilgesį, mums gera, gera, gera mūsų kartu. Įkvėp nuo jos, pabaigę gražiai, kur gėlė žydros nuo dangos, kur gera.
jos žydėjo baltai. Pragydo dangoj viduriai, pilnos rankos geltonų purienų, iš velionių sugrįžo gandrai, kai tave sutikau mano mielą, sode viršnio žydėjo baltai, kiekas vizdai prie kretinešė, pamilau aš tave tik karštai, kad širdis pabučiuoti vis prašė, sode viršnio žydėjo baltai, kiekas vizdai prie kretinešė, pamilau aš tave tik karštai, kad širdis pabučiuoti vis prašė. Ispanijos valsas. Uždarys du kolektyvai. Tai Rokiškio Artrito klubo ansamblis Šypsena ir į sceną grįžta Nemunėlis. Dainos žinomos, dainuojame visi kartu. Tai aš tiesiog gal ir pasakysiu visas dabar dainas. Tai pirmoji jau pavasarį žydėjo, jis baigęs jau, tada Kelias ir Už tas dienas. Pavasarį žydėjo, o žiedai kaip išprotėjo, pirmus spindulių kvatojo pagėlį. Gal mylėjai, nemylėjai,
diena, mėly dainininkai, labą dieną, gerbime kompaniją, labai malonu matyti šiandieną salose tiek daug žmonių. Birute, mes nesimatėm, nemeluosiu, 53 metai. Aš pamačiau dabar, kas vyksta salose. Man labai retai tenka atvažiuoti. Čia mano tėviškė, aš čia gimiau, čia užaugau. Ir čia džiaugiuosi dabar. Ir aš pamačiau dabar, kaip susirinkę žmonės linksminasi. Kol skamba lietuvių kalba, dainose Lietuva nežus. Birute, čia tau už tą 25 metų darbą sveikinu, myliu, gerbiu. Ačiū, jūs šaunuoliai. Tai buvo mano kursiokas. Arvydas Ruželė. Tai labai miela, labai ačiū Arvidėlį. Bučiuoju, myliu. Pasveikinti kviečiu LAS Šiaurės rytų centro direktorių Aloyzą Vylimą. Sveiki visi, kadangi esam biški prie pinigą, tai atėjo laikas atsiskaityti. Arba fotografuojat, gerai. Tai pirmiausia pradėsim nuo šios festivalio kaltininkų. Tai turim sveikinimą mišriam vokaliniam ansambliui Nemunėlis ir jo vadoviai Birutei Puriškienei kūrybinės veiklos 25-mečio proga. Lai tolesnio kolektyvų veikla būna sklidina šviesios prasmės ir kasdienės sėkmės. Kuo geriausius klodės jums, kopiant į 30-mečio veiklos aukštumas. Direktorius Aloyzas Vylimas. Ir dar vieną turim tokią, kadangi, kaip sakiau, biškai prie pinigą esam, tai mišriam vokaliniam ansamblius Nemunėlis dovana 200 eurų, kur nori ten išleisit. Prašom. Taip pat norim pakvies šio dvaro šeimininkus, šeimininkę, turim dovanėlę, už tikrai gražų priėmimą, šaunu ateina. Norim įteikti skanų šakotį, ačiū jums labai. Norim padėkoti bendruomenį ir seniūnijai. Ačiū pirmininkėm labai. Virginija, prašom čia. Yra? Tokia dovanėlė kuklėje, tai Maksimos čekį, 100 eurų vertės Maksimos čekį. Ir Jolanta, ateikit. O jums tikrai visiems tikrai kuo stipriausios sveikatos, geros nuotaikos. O šiaip dar kartą ačiū tikrai visiems. Norim pasveikinti nuo Ukmergės Rokiškai padovanoti Lietuvą. Dėkojame visiems kolektyvams, visiems svečiams. Ačiū jums labai. Ir kviečiu bendrai dainai Rūta Žalia. Ištieskime savo darbščiausias rankas, Rūta Žalia. Harmonika valsinio buvus iškas, Esame nepelno siekianti organizacija, kuri vykdo socialinį verslą. Tai aš labai norėčiau, aš net nežinau, ar galima kažkaip įsirikiuoti bendruomenių atstovus į vieną eilę kažkurią tai. Tai prašom, drąsiau. Jei žinotų, kad gaus dovanų, tai bėgtų greitai, ne? Ar žinote, kokia būna skaniausia košė? Mamos virta, taip, kokia dar, gaminta su meile,
Tai yra mano pavaduotojas Rasos vyras, yra medžio skulptorius, medžio drožėjas ir jisai drožia šaukštelius. Tai jūs gausite įvairios medienos šaukštelius. Tai jūs gaunate kriaušę, akaciją, ąžuolas, trešnė ir ąžuolas. Kokia pati skaniausia, saldžiausia gali būti Rokiškio krašte edukacija? Karvutė. Bet ne taip, Salų dvare mes iš Latvių parsivežėm receptą. Tai pirmiausia irgi atsivesime padarą kažkokį. Kažką tai veda, jo? Ir kas čia ateina? Tai koks čia per gyvūnas? Neša karvį. Kada stovi, kartais nualpsta. Tai neišsigaskit, jinai... Tai dabar mes pirmiausia išsiaiškinam, iš kurgi tai karviai pienas bėga. Iš ragų ar iš pavadegos. Dabar ar karvės meta ragus? Teisingai, nemeta. O kokia čia dabar yra karvės spalva? Juodmargė, teisingai. Tai būtent tokios juodmargės karvės, jos yra paplitę kokiam regione? Žemaitijoje. Kadangi būtent žalmargės karvės duoda daugiau pieno, bet jis yra šiek tiek liesesnis, tą karamelę karvutę verdam, nes daugiau yra riebalų. Ir geriausia išsisgi lentelė, kad būtų ta silikoninė, nes ne tik aplimpa. Jo. Bet ir ana sudega. Ne, iki rytojus pušit pastas. Radi fotikas neįkrysto. Tik neįmeskit puodą, nufotkykit šitą ponę. Ponios puodą neįmeskit. Jo, ponios. Paskui jie šitas gėrė. Mano runkų. Tai duokit aš nuo jūs, nuo šitą. Labai skanu. Gana, Konstantinai, valgyk, gana. Tai kaipgi, direktorius dirba man stovėti? Tikrai tai turi to savo. Gerai, malonu. Stipriau. Vėl stipriau. Tai visą gerą laimingą, tata. Ką šeima nusprendė? Viena iš mašino išvaro 20. Viskas gana paparadis.